Sveiki, mokytoja. Aš noriu Jums papasakoti pasaką Pelių laiškas. Bet tai yra atvirkštinė pasaka. Tai va. Tai pelės norėjo išsiųsti laišką savo draugėm. Ir jos paprašė katės nunešti laišką. Tai ir paprašė. Bet katė neturėjo labai daug laiko. Tai jinai tiesiog pasidėjo pas save namelyje. Ir užmiršo. Po to kito šuniukai užuodė laišką, nes jis buvo rašytas stukuotomis letenomis. Tai ir suvalgė. Bet po to pelės paklausė, kur padėjai laišką katės. Ir katė prisiminė, bet ten nuėjusi pamatė tiesiog skutelius. Ir pelės tada pradėjo gaudyt ją. Ir katė šunis. Ir viskas. Ir dar šilti linkėjimai iš Filipinų. Iki.